Būdėjimas nėra grasinimas ar bauginimas, bet meilės kupinas kvietimas gyventi atvira širdimi ir pasiruošti susitikti su Viešpačiu, su Jėzumi, kuris ateina ne tam, kad sunaikintų, bet kad perkeistų mūsų širdis, pasaulį, istoriją. Jo ateimas reiškia naują dangų ir naują žemę ir tavo ir mano gyvenime, kuomet tiesa nugali melą, o gėris triumfuoja prieš blogį. Prisiminkime apaštalo Jono apreiškime skamba kvietimas: štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jėzus laukia ne iš išorės, bet prie pat mūsų širdies. Jis trokšta artumo, bendrystės. Jei kas atidarys duris, vakarieniaus su juo. Tai labiau asmeniškas kvietimas negu tolimas buvimas. Tad būti pasiruošus reiškia gyventi budria dvasia, ne panikoje, bet vilties kupiname laukime. Ir adventas, kurį pradedame, yra ypatingas metas atnaujinti savo vidinę laikyseną, melstis, budėti, atsigręžti į Dievą. Tai proga nustumti nuo širdies tai, kas trukdo gyventi malonėje: nuodėmę, paviršutiniškumą, abejingumą. Kai gyvename su Dievu, mūsų širdis iš baimės pereina į ramybę, iš nuodėmės į gyvenimą malonėje. Ir tada mirties šešėlis ateina nuo mūsų toliau ir užviešpatauja Kristaus šviesa, kuri apšviečia visą mūsų gyvenimą, visą mūsų širdį. Palaimintos jums dienos ir gero apmąstymo.